3,8% link tikslo per 3 goddamn dienas. Ir štai taip pažymėjo 6 savaitė. Ir galbūt klausite, Ignai, kaip tau taip pavyko pasistumėti link tikslo? 3,8% per pusę savaitės skamba wow, nes taip ir yra iš tikrųjų, bet ką aš pakeičiau, tai yra porą sakinukų savo skelbimuose, tai supaprastinau viską ir per pačią pirmą dieną sulaukiau netgi 5 užsakymų, kas buvo tiesiog wow, rašau mamai, mama žiūrėk, pagaliau pradėjau užsakymą eiti, nes prieš tai, kai ėjau pa žmonės gyvai pitchint, iki šiol nieks nepaskambino, iš pirmųjų skelbimų taip pat nieks neparašė, buvo pora tokių, kur galbūt susidomėjo, bet nieks iš tikrųjų gal neparašė, neatsiuntė savo nuotraukų, tai vat po realiai pirmo nevykusio tokio mėnesio buvo wow, kad per vieną dieną sulaukiau 5 klientų ir per 3 dienas pavyko tų klientų lūkesčius įgyvendinti. Tai dabar bent jau pradėjau daug smarkiau tiksliau atsirinkinėti šius klientus, nes kasdien bent jau gaunu po vieną skambutį arba žinutę, kad gal galėtum buto, tarkim, balkono išvalyti langus, arba galbūt galėtum prilėkti iki kito miesto galo, ko aš dabar jau tikriausiai nebedarysiu, nes iš pirmų 5 užsakymų pastebėjau, kad realiai trečdalis laiko sugaištamas yra važiavimo iki vietos. Of course, kadangi esu nepilnametis, neturiu teisų vairuoti mašinos, tai didelį kelią tenka važiuoti arba autobusu, arba eiti peškomis. Tai ką galiu pasakyti, kad langų valymas labai profitable yra ir ne tik mano sąlygom, bet ir galbūt vyresnių žmonių, kurie turi mašiną, tarkim, teisės, kurie nebijo, tarkim, galbūt rizikuoti pinigų ir į patį equipmentą tobulesnį ir geresnį. Nes įmesiu kažkur klipą tokios įdomesnės įrangos. The water-fed brush and finishing the job with the window squeegee. Bet tikrai labai daug potencialo yra pačioje veikloje. Aš manyčiau, kad idealiomis sąlygomis yra teisės plus įranga galėtum 3-4 kartus daugiau uždirbti negu aš netgi. Tai tarp 4 ir 500 per dieną tikrai labai įmanoma, aišku, tikrai labai sunkus darbas yra. Visą dieną ant kojasi, visą dieną juda rankos, tai grįžti namo visas išvargęs, visas suprakaitavęs, nugara dega, nes prie 32 lauke, kai dirbi 3 ištisas valandas, tai šiek tiek nuskrundi, bet patirtis gera ir kas nuo karto tikrai galima, netgi ir tiems, kurie turi pastovų galbūt darbą, galima kažkokį savaitgalį skirti 3 namam kokiem ir ne iš tos pusės, kad uždirb daugiau pajamų, bet tiesiog fiziškesnio tokio darbo ras, nes didelę laiko dalį tu varai be maisto, tiesiog ant vandens. Kartais žmonės būna dosnūs ir pamaitina, yra buvę, bet dažniausiai tiesiog varai ant vandens ir realiai užtenka tiesiog pusryčius susitvarkai iš pat ryto, kiek jums reikia kiaušinių ir turėtų pratempti iki 6 galbūt valandos, iki kada aš maždaug dirbdavau, tai namie būdavau apie 7, apie 6-7, tai jeigu pradėdavau darbą apie 10, tai sakykime vienai darbo dienai skiriu 8 plius minus valandas, tai labai daug kantrybės reikia, nes ypač jeigu didesnis yra projektas koks nors, tai nesimatys to galo kaip ir, tai pradėsi, varysi kokias 2-3 valandas ir žiūrėsi, kad nesi labai daug padaręs, bet vėlgi tas disciplinos faktorius, kad reikia nesustoti, nes galų gale vis tiek yra galas ir iš tikrųjų sunku yra, nes jeigu, kaip ir minėjau, jeigu didesnis projektas yra kažkoks, jeigu varai, šiek tiek prarandi to kruopštumo,
Tai dar vienas dalykas, kuris padeda, tai yra su draugu valyti. Tai galit pakaitom eiti ir daryti tuos darbus. Aišku, idealiom sąlygom norėčiau žmogaus, kuris galėtų taip sparčiai dirbti kaip aš, kad galėtume ne vieną, ne du, ne 3 namus galbūt padaryti per dieną, o gal 4-5. Tai jo, čia ateičiai pagalvoti toksai dalykas yra, nebent jeigu įdomu bus, jeigu matysiu didesnių pajamų tame, tikrai įmanoma iš to verslą pradėti didelį, tu gali samdyti žmonės, gali ieškoti pats klientų, pasiimti 5% tarkim už tai, kad tu tiesiog surandi klientus, nors tu realiai tik edus pausini, arba tu turi kažkokį reputaciją, kur turi iš seno klientų. Tai iš to tikrai labai didelį verslą galima padaryti ir labai nesunkiai, aš netgi manyčiau, tik reikia labai daug laiko dedikuoti tam. Iš įrangos pusės neturėjau realiai nieko labai specialaus, tai ilga lazda, tai yra kažkokia kempinė, kur basically nuimtų visus purvus, ir tas pats squeegee, kur nuėma šlapę dalį, kurią užmetė į pirmai, kad nuimtų purvus, glaistą galbūt kažkokį, gakučius, paukščių, putas kažkokias. Tai realiai 3 tokių esminių dalykų tikrai reikia. Dažniausiai patys klientai turi kopėčias, tai čia labai didelis pliusas, kad nereikia autobusuose tampytis kopėčių. Iš tokių paprastesnių dalykų, ką naudojau, tai yra distiliuotas vanduo. Kodėl distiliuotas? Tai dėl to, kad jis nepalieka jokių kalkių dėmių, nepalieka baltų dėmių, kaip galbūt kažkas žino. Su paprastu vandeniu, jeigu plautum, tai pridžiūsta tas vanduo ir lieka baltos dėmės. Tai baltos dėmės likdavo nebent nuo putų. Tai aš naudojau indų ploviklį. Tai kai pašviesdavo stipriai saulė ir būdavo šlapias paviršius, greit išdžiūdavo ir likdavo tos baltos dėmės, kurias vėl reikėdavo pravaryti su šlapiu pagrindu. Tai vėlgi, kai karšta labai yra, reikia labai greit dirbti, ir daug paprasčiau yra tada, kai dirba ne vienas žmogus, o bent jau 2, nes gali vienas šlapinti, kitas gali squeegee pravaryti. Ir tiesiog daug greičiau pravarys visas darbas ir tas vienas projektas bus daug greičiau pabaigtas. Jo, tai šią savaitę tiesiog norėjau pasidalinti patirtimi su langų valymu. Realiai, jeigu tokiu tempu būčiau pradėjęs nuo pat vasaros pradžios, net neturėčiau kiekvieną dieną dirbti ir būtų pasiektas tas 10 000. Bet kadangi labai lėtas buvo birželis, vis dar įmanoma, bet tada jau reiktų kiekvieną dieną dirbti po kokių 10 valandų ir tiesiog ant tiek nuvarina tas darbas pats, kad nemanau, kad skirsiu savo visą laiką tam. Aišku, bus šiandien tam porą projektų, turiu kitai savaitai porą, šiai savaitai dar, tiksliau, ne, ši savaitė jau baigės, tiksliau, kitai savaitai turiu dar 2. Galbūt netgi 3, nes vienas žmogus praeitą savaitę toks biškį neapsisprendęs buvo, sakė, va, žmona ten kažkur kažką ir tipo galim nukelti kitai savaitai. Tai patikslimas jo bus kitą savaitę, bet jo, iš tikrųjų labai varginasis darbas, labai sukaisi, bet įlipi į šaltą dušą ir visos kančios nueina. Grįžti namo, pavalgai, pailsi ir visai neblogai jautiesi. Su dropshippinimu viename iš peidžų gaunam pakankamai solidžias peržiūras, tai pikas buvo ant 7,5 tūkstančio, kas, manyčiau, visai yra neblogai pirmai savaitai. Niekad šito iš tikrųjų nedarėm social auginimo, socialinių medijų auginimo, tai mano manimu bent jau iš dropshippingo pusės, kad pirmas porą savaičių yra susirinkti laikus ir galbūt followerius, kad patikimiau atrodytų tas pats peidžas.
tai tos peržiūros kol kas galbūt nėra tokios svarbios, aišku, kai kurie žmonės iš karto tiesiog prasimuša su pirmais porą video, bet ne mūsų situacijoj, bet kuo toliau važiuojam, tuo geriau realiai, nes pirmi porą videos buvo apie 300 views, dabar įtina štuką virš štukos, tai daug solidžiau jau atrodo mūsų page'as. Su šautuvais dar iš tikrųjų neturėjau laiko prasidėti, ir pats tingėjimas toksai, ir pats kitas darbas, tai langų valymas labai nuvargindavo. Tai jo, kitą savaitę jau tikrai teks pradėti, nes realiai net nėra taip sunku, tu nufilmuoji 100 gal klipų per kokias, net ne 2 valandas gal, nufilmuoji 100 klipų ir iš tų 100 klipų tu gali sueditinti kokių 50 videos, kuriuos paustinti 3 per dieną, tai blemba, kiek čia gaunasi tada. Kokių 16 dienų gali tiesiog non-stop varyti su, aišku, editinimas dar, tai tarkim 16 dienų gali varyti su 4-5 valandų darbu galbūt, bet nežinau, ar čia labai realistiški skaičiai yra, teks patestuoti, of course, ir bus update'as jau kitą savaitę dėl kriptomarketo. Tai šią savaitę pakilo 20 €, tai yra visai neblogai, iš tos pusės, kad nieko nedarai ir uždirbi pinigus, tai kiekvieną pliusą I'll take it, ir dar kol kas nebreakinam even, bet ne už kalnų. Overall visai successful savaitė, manyčiau, aišku, nepakeliu iki to 10 000, bet at this point jau manau, tas 10 000 galbūt nėra tas pats pagrindinis tikslas, o pats pagrindinis tikslas būtų įgautos žinios, įgauta patirtis, supratimas, kad gali realiai bet kokiam vos ne amžiui pradėti individualią veiklą, kad gali užsidirbti internete netgi, būdamas nepilnametis, tai labai dideli žingsniai į priekį, galbūt ne finansiškai, bet išminties pusė galbūt iš to, kad viskas yra įmanoma, tik reikia įdėti darbo, reikia įdėti laiko ir pačiu maninti. Iš tikrųjų manau, kad po vasaros tęsiu visą šitą veiklą. Jeigu dar nebus 10 000 pasiekti, tai tas pats tikslas liks 10 000 pasiekti. Jeigu bus pasiektas, tai žiūrėsim kitų milestone'ų, galbūt, nežinau, reiks kažką sugalvoti, bet jo, labai įdomus experience'as, šiaip nepraleis visos vasaros prie geiminimo, bet iš tikrųjų kažką naujo išmokti, kažką pabandyti, kažką pirmą kartą pabandyti, susipažinti su naujais žmonėm, nes per tą langų valymą tiek daug įdomių žmonių susitinki. Vieni žmonės ten, gerai, negaliu pasakoti, bet labai daug įdomių žmonių iš tikrųjų, ir aš esu žmogus, kuriam patinka pakalbėti, tai vos ne su kiekvienu užvesdavau kalbą kažkokią, tai ir patys žmonės, klientai laimingesni ir aš laimingesnis, patirtį gaunu, pamatau, kokie iš tikrųjų žmonės yra, kokiose situacijose yra, kad iš tikrųjų labai daug turtingų lietuvių yra, galbūt taip ir neatrodo, bet jie slepiasi, tik jų reikia rasti, ir tie patys kontaktai, jie yra išsaugomi ateičiai ir galbūt pravers ateityje. Labai bus įdomu iš tikrųjų pamatyti, ką galėsim padaryti per ilgesnį laiko tarpą, tai yra ne tik per vasarą, bet galbūt per visus metus. Aišku, šiek tiek mokslai pakiš koją, tad reiks apsiraminti, reiks žingsnį atgal dėti ir pradėti plius minus iš naujo. Aišku, vėlgi tas pats dropshippingas, jis neužima labai daug laiko, tik reikia turėti labai daug noro.
Tai labai solidus, manyčiau, variantas yra mokslo metam. Tarkim, kas mėnesį pabandyt 1-2 produktus gal ir žiūrėt kaip seksis, nes nežinau, daug kas sako, kad visas tas dropshipping modelis dead yra plius minus, bet tada kai pažiūri į kitų žmonių socialinės medijas ir jie uploadinę consistently kokias 3-4 dienas, tai no shit, kodėl jie failina, nes tiesiog consistency nėra, nes dažniausiai iš to, ką aš mačiau iš successful dropshipping stores, tai bent jau mėnesį varo su tais videos iki kol bent vienas prasimuša. Tai čia yra ne mano patirtis, tai ką mačiau iš kitų ir manau, kad tai yra visai patikima, tai reikia, vėlgi tiesiog nesustot. Šiai savaitai, tiksliau kitai jau savaitai būsiu šiek tiek išvažiavęs. Tai bus puikiai akimirka, aš netgi manyčiau filmuoti tų pačių vandens šautuvų filmukus skirtingose aplinkose, kad nesikartotų ta pati aplinka, kad galbūt galima būtų parodyti ir net prie jūros kažkokių klipų, kaip bėgi prie žmonių ir spreini juos. Nežinau, ant kiek taip galima daryti, bet prisigalvot belė kiek galima idėjų, tik reikės įgyvendinti. Ir su šiais žodžiais noriu atsveikinti, noriu padėkoti jums, kad žiūrėjote jau 6 seriją, pusę vasaros. Noriu palinkėti sėkmės, viso ko geriausio, kad sektųsi, kad nepasiduotumėt ir iki kito karto. Bam.